Studentai, dėmesio! Kviečiame dalyvauti fotografijų konkurse Mano studijų miestas. Konkursą remia Orksita, Canon atstovas Lietuvoje. Sveiki, žiūrite Šiaulių universiteto televiziją. Aš esu Jolanta. O aš esu Sigita. Metų pabaigoje vyko Šiaulių universiteto nominacijų vakaras. Susipažinkime su metų geriausiais. Gerieji miestelėnai, mums lietuvos... Šiaulių Saulės koncertų salėje vykusio Šiaulių universiteto metų nominacijų vakaro koncerto metu paskelbti 2011 metų nominacijų laureatai. Susirinkusiems koncertavo Šiaulių universiteto ir Šiaulių universiteto gimnazijų kolektyvai ir atlikėjai. Programą pagyvino audio-vizualinio meno studijų programos studentų sukurtos vaizdo užsklandos ir šmaikštus vedėjų duetas. Estrados meno studijų programos studentai Karolis Laučius ir Vaidas Praspaliauskas. Šis vakaras būtų geras, jeigu išėjus, už laukia, už durų būtų 1,5 metro sniego. Ir dar kalėdų senelis su rogutėm atvažiuotų. Užstrigęs Tilžės gatvėj buksuoja su Rudolfu ir kitais elniais. Metų studentės nominacija šiais Šiaulių metais. universiteto 2011 metų studente tapo Eglė Galkauskienė, edukologijos fakulteto 4. kursė. Smagu, kad buvau įvertinta, kad buvo pastebėta, ką veikiu, kad nesu šiaip, tik tais, kad ateinu į paskaitą, sėdžiu ir viskas. Smagus jausmas, tikrai buvo nerealus jausmas, galbūt gražus įrašas į mano CV. Eglės biografija ir šiaip turtinga įrašų. Ji yra visuomeniškas žmogus, aktyvi studentų atstovybės narė, o edukologijos fakultete studijuoja net 2 bakalauro studijų programas. Pradėjusi studijuoti ikimokyklinio ir pradinio ugdymo studijų programą, Eglė suprato, kad nori daugiau. Tie 2 bakalaurai, tai tarsi buvo ir spraga mano pačios specialybėje, kad galiu dirbti ikimokyklinėse įstaigose ir mokykloje pradinėje, bet negaliu dirbti prieš mokyklinėje grupėje. Ir kai gavau pasiūlymą iš dekanės, prodekanių, tai pagalvojau, kad galbūt visai verta. Tai tu įstojai į kokią programą? Į priešmokyklinį ir ikimokyklinį ugdymą. Kodėl pasirinkai tokias studijas? Studijas pasirinkau, net nežinau, iš tikrųjų, kai mokyklai kažkam pasakydavau, kad noriu būti pedagogė, visi mano mokytojai bandė mane atkalbėti, sakė, susigadinsi savo gyvenimą. Visi draugai sakė, tu mokytoja negali būti. Bet labai norėjau, nežinau pati iš kur, nes iš tikrųjų mano giminiai nėra pedagogų. Pati nežinau iš kur, bet labai norėjau, labai myliu mažus vaikus ir kai pamačiau, kad tokia studijų programa, tai buvo pirmą numerį rašyta į mano sąrašą ir įstojau. Ir būtent Šiaulių universiteto programa. Ir būtent Šiaulių universitetas. Studijuoti Eglė pradėjo būdama mama, tačiau sugebėjo rasti laiko ne tik studijoms. Dar 1. kurse įstojo į fakulteto studentų atstovybę. Buvo tokia stovykla, Fuksų stovykla 1. kursių ir buvęs kažkada tai studentų atstovybės prezidentas man pasakė, jeigu tu gyvensi tik tais bendrabutis, Maxima ir paskaitos, tai kokia iš tavęs studentė? Tai man tie žodžiai iš tikrųjų skamba iki pat dabar ausyse ir iš tikrųjų pagalvojau, kodėlgi ne. Ir 2. kurse tapau savo fakulteto studentų atstovybės pirmininkė ir 3. kurse, praeitais metais, pačioje pabaigoje atėjau į centrinį biurą. Tapau studento pažymėjimo koordinatorė, bet jeigu dirbčiau tik tais tą darbą, ko gero ir būčiau tik tais koordinatorė, bet einu visur, važiuoju visur, kur tik tais kviečia. Nežinau, iš tikrųjų labai daug įvairiausių seminarų, įvairiausių mokymų, kurių iš tikrųjų paskaitose netgi nesužinosi. Tai už tuos visus seminarus, kaip pagalvoju, kartais kiti moka 1000 litų ir kažin ar gauna naudos, o mes visą tai gaunam už dyką, tai reikia tik ateiti ir pasimti. Kaip tu viską suspėjai? Esi mama, sakei. Kaip viską suspėjai, tai nežinau. Iš tikrųjų, turi vyrą, kuris padeda, turiu dar savo tėvus, turiu dar savo senelius, kuriem bet kada galiu paskambinti ir pasakyti, kad man reikia pagalbos ir jie visuomet padės. Vyras yra rūpestingas, krepšininkas ir
abu esame aktyvus, todėl ko gero suprantam vienas kitą aistras. Dukrytė 4 metų ir dukrytė iš tikrųjų labai patinka, kai aš ką nors darau universitetui. Kažkur einama, aš ją kartais pasiemu kartu. Tarkim, aš ruošiuos paskaitom, mokausi kažką, darbelius darau. Jinai visuomet šalia sėdi ir kartu su manim daro, kartu mokosi. Artimiausia Eglės svajonė sėkmingai baigti pirmąją bakalauro studijų programą. O vėliau tai ko gero nesustoti čia. Nesustoti ir toliau kopti. But maybe for too long, out of every sorrow, another day will die. You're gonna find someone new, I really hope you do, 'cause I love you, and someone come on through, it's gonna shine for you. I adore you, and the road travels on, but I'm still near you. In my life, like a song, I will still hear you. Still. Daiva Mockevičienė. 2011 m. dėstytoja Daiva Mockevičienė, socialinės gerovės ir negalios studijų fakulteto docentė, prisipažino, kad toks apdovanojimas gera proga stabtelėti ir pagalvoti apie savo darbo rezultatus. Kas labiausiai mane džiugina mano darbe, tai kad girdi gerus atsiliepimus apie savo studentus, kaip specialistus. Tikrai ir ne tik Šiauliuose, bet ir kitose miestuose nuvažiuoju visą laiką. Tai ir kineziterapeutai dirbantis yra, vadovai ganėtinai gerai atsiliepia. Ir turiu visą būrį savo pasiekėjų, kurios dirba dėstytojai. Grinai mes draugavom nuo pat bakalauro, tai pavyzdžiui Laura Straubergaitė ir kur dirbau aš pati kolegijoje, ją pasikviečiau dirbti irgi dėstytoja, dabar jinai ir biomedicinos studijų doktorantūrą baigė ir disertaciją jau baigė parašyti. Ir tokia iniciatorė mes su Laura pirmosios Lietuvoje įkūrėm neįgaliųjų jojimo asociaciją. Ir taip pat galėčiau ir Agnė Savinkovienė, irgi taip pat dėstytoja, ir Vaida Bernėckė. Visas pulkas yra mano absolventų, kurie eina mano pėdom. Praėjusiais metais Šiaulių ir Klaipėdos universitetuose pradėta vykdyti jungtinė kineziterapijos studijų programa. Daiva Mockevičienė viena iš šios programos rengėjų. Mes senai katedroj galvodamom apie šią specialybę, bet aišku, kadangi universitete nebuvo biomedicinos studijų srities, tai vis būdavo kliūtis ją rašyti. Ir rašėmės vieni, studijų kokybės centras, aišku, nepatvirtino mum. Ir nors ta programa mes jau kineziterapijoje turim Europos standartus kineziterapeuto rengimo. Ir po to, aišku, čia ne tik vienos mūsų katedros visos iniciatyva ir taip pat tas pastumėjimas, tas neleidimas nuleisti rankų, tai buvo mūsų dekanės, profesorės Ingridos Baranauskienės. Bandom, dar kartą rašom ir mes priėjom bendros išvados, kad reikėtų pasitarti su Klaipėda. Nes irgi žinom, kad Klaipėda irgi taip pat turi galimybės būtent ruošti tokius specialistus. Ir mums pavyko, patvirtino
studijų kokybės centras ir nuo šių metų mes jau turim biomedicinos studijų krypties specialybę kineziterapija. Kineziterapijos specialistė visiems pataria būti fiziškai aktyvesniems, daugiau judėti. Namie ypač sveika pasėdėti ant terapinio kamuolio. Kiekvieną dieną vaikščiot? Vaikščioti, šypsotis, o dėl kamuolių terapinių, tai tikrai turėti terapinį kamuolį, didelį tam, pripučia. Ir vietoj to, kad pusiau sėdėtumėm ten ant sofos ir stuburą išsilenkę, pasėdėtumėm ant to kamuolio ir tuo pačiu ir relaksuojam, tuo pačiu ir mes pailsim po darbo dienos. Netgi jeigu savo malonumui, aišku, prie kompiuterio sėdint, apžiūrėjant, nebijot pasėdėti ant kamuolio. Išgirdusi klausimą, kas gyvenime jai svarbiausia, Daiva Mockevičienė atsakė nesvarstydama. Šeima. Kaip bebūtų, visų pirmiausiai, tai yra pagrindinis gyvenimo dalykas, tiek tėvų šeima buvo, tiek mūsų pačių sukurta ir džiaugiuosi sūnum Tadu, kuris yra kariškis, baigęs karo akademiją, augina 2 gražius šaunius vaikus. Naujaisiais metais gyvenkim, būkim sveiki ir mylėkim. Sėkmės. Pirmą kartą rinktas ir geriausias Šiaulių universiteto darbuotojas. Metų darbuotoja pripažinta Roma Valienė, Gamtos mokslų fakulteto dekanato administratorė. Iš tikrųjų buvau labai nustebus, nes nebuvau girdėjus, kad bus tokia nominacija. Ir kai dekanas grįžęs po rektorato pasakė, iš tikrųjų nepatikėjau. Labai džiugina tokia nominacija. Tikrai labai netikėta ir tikrai brangi dovana. Ir kalėdinė dovana tai buvo tikrai labai šauni. Bet manau, kad ne vien tai yra mano nuopelnas. Tai yra visos universiteto bendruomenės. Komandinis darbas, nes niekada nedirbi viena. Dirbame kartu su visais skyriais, su tarnybomis ir su rektoratu, su studentų atstovybė. Tiesiog negaliu dabar visų galbūt paminėti, bet ir studentai, žinoma, yra prisidėję, nes mūsų studentai tai patys geriausi. Tiesiog taip gal man pasisekė, kad mane supa iš tikrųjų pakankamai geri žmonės, su kuriais lengva dirbti kartu. Lengva dirbti komandoje, nes vienam tai tikrai būtų labai sunku. Darbas dekanate dažnai kasdieninis, nematomas, bet visiems svarbus. Daugiau priklauso nuo laikmečio. Jeigu sesija, tai stebėti visas studentų vertinimus, skolos perlaikymai, ką išbraukti, tvarkaraščių sudarimai. Prieš 2 savaitės iki naujo semestro pradžios turi būti visi tvarkaraščiai. Tai tiek dieninis, tiek neakivaizdinis. Tvarkaraščių yra pakankamai daug, studentų pas mus nedaug, bet labai daug grupių, jos nedidelės. Tai va tokiu laikotarpiu pagrindinis yra toks darbas. Aišku, kasdieninis darbas, raštai, komandiruotės. Tiesiog įvardinti galbūt būtų viską labai sunku. Roma Valienė pradžiugino ne tik pripažinimas, bet ir nominacijų vakaro atmosfera. Labas vakaras visiems. Pati programa ir scenarius tikrai man labai patiko. Net stebėjausi, pradžiai labai kilo tokių idėjų, kas galėjo parašyti. Buvau labai nustebusi, sužinojusi, kad tikrai taip šauniai, mūsų dėstytojai gali parašyti tokį, tikrai linksmą, smagų scenarijų. O studentai vedantieji, tai tikrai mes sakom, yra dar vienas neeilinis įvertinimas, 11, labai puikiai. Išgirdo apie tai to šalies karalius, o
O gal rektorės? Turbūt, kad rektorius, tikriausiai rektorius, brolius. Vis tik, neįlinis vakaras, kaip be buvo. Bet nenorėjau tikėti. Bent jau man tai neįlinis vakaras, nes tik 6 universitete darbuotojai, kurie buvo nominuoti, tai labai stebino. Kad atrinkti irgi yra turbūt labai jiems sunku. Nes gerų žmonių tai tikrai labai daug. Virginija Šidlauskienė, Lyčių studijų centro direktorė, džiaugiasi sulaukusi sveikinimų iš profesoriaus Vinco Lauručio, kuris 2010-aisiais buvo paskelbtas geriausiu mokslininku. Profesorius Laurutis mane ir pasveikino, kad aš seku jo pėdomis, tai aišku, man labai didžiulis įvertinimas kaip lyčių lygybės mokslininko idėjų skleidimo. O skulptūrėlė, ką įrodo. Smagu, kad gal kažkas pastebėjo, be abejo. Aš labai daug dėmesio tam, ne ypač daug skiriu visiems šitiems ženklams, simboliams, todėl, kad yra labai svarbu rezultatas, darbas, o čia yra tik tai materialūs tam tikri dalykai. Praeitais metais man pasisekė atestuotis ir įsidarbinti, gauti pareigas vyriausiojo mokslo darbuotojo, profesoriaus pareigas gauti socialinės gerovės ir negalės studijų fakultete. Tai manau, kad kartu viskas ir banga šito pripažinimo, tarkim, pakilo. Smagu, tiesiog linkiu ir kitiems dirbti. Virginija Šidlauskienė sako, kad dabar ypač svarbu suprasti, kokia aukštojo mokslo vieta šiuolaikiniame pasaulyje. Aukštasis mokslas seka visgi verslo modeliai yra, verslo valdymo modeliai. Tai šitą pačiai pagauti, suprasti, tai aš tai galėjau tik tai tarptautinėse komandose. Mokslininkas nebėra tik tai savo dirbantis, rašantis, skelbiantis, tuo labiau, kad ateina ir į Europą, reiškia, ta inovacijos idėja ir pragmatizmo, kad mokslas turi būti naudingas visuomenėje. Mes kalbam, kad apie regioninį, man labai patiko prezidentės patarėjos Būdienės, Virginijos mano bendravardė žodžiai, kad reikia rasti formulę, todėl kad iš tikrųjų ne visi gali teoretinius darbus parašyti fundamentalius. Didžiausios laboratorijos tam turi dirbti. O tokius paprastus, kasdieniškus sprendimus rasti, tai kiekvienas mūsų ir turėtų ir galėtų šitą ir turėtų daryti praktiškai. Perėjimui visuomenėje, kad ir akademinių mokslininkai nebuvo pasirengę, paruošti bent, kad žmonės jūs turite keisti mąstymą yra labai sunku. Kodėl vis dėlto labai dar daug kas skeptiškai žiūri projektus, kam jie reikalingi, kad jie neduoda naudos? Jūs nuolat esat projektinėse grupėse ir vadovaujat, ir dalyvaujat. Taip, už tai, kad didelė dalis, kad ir universitetinio valdymo, kuris yra vadinamas kolegialusis pas mus, o dabar jis turėtų pereiti į modernėją vadybą, tai yra į vadybinį modelį grinai, kada vadyba tai yra kas yra visgi pelno gavimas, aišku, kokio materialaus, intelektualaus, tai šiuo atveju pas mus būtų būtent intelektualus pelnas, studentų parengimas, jų geros žinios, jų gera kokybė, studijų organizavimas, tai mūsų yra žmogiškojo kapitalo kūrimas, intelekto kūrimas. Tai aš čia ir matau naudą, todėl kad, reiškia, teoriškai mes galime, projektai yra kas? Projektai yra tam tikros lėšos, gebėjimas gauti, tai reiškia yra pirmiausia generuoti idėją. O idėjų Lietuvoje ir ko gero gal mūsų aplinkoje ir labiausiai trūksta idėjų, minčių, kaip padaryti, kad mes taip ir taip tą ir tą išspręstume, tą ir tą padarytume. Ir ne tik išleistume pinigus, be abejo, būna, kad įkvulę išbandėm ir pasakėm, bet štai šitas vaikų priežiūros centras distanciniai klasiai nepasiteisino, todėl kad triukšmas, vaikai judrus ir taip toliau, bet mes gavom rezultatą, mes sakom kitiem, kad jūs šito nebedarykit,
nes šitas pas mus šiandien tiesiog neveikia. Tai inovacijos tas ir yra, kad išbandai, patikrini ir žiūri, kas gaunasi, ir tas yra labai gerai. Tas yra labai gerai, nes tada su tuo kartu keičiasi ir gali padėti keisti savo kolegų mąstymą, aplinkos mąstymą, galų gale sukelti konkurenciją, kuri yra pažangos variklis. Ko tikitės iš šitų naujųjų metų? Ar ko savo norėtumėt palinkėti universitetui? Na, man labai rūpi labai universitetas, nes aš čia kovo mėnesį turbūt bus 29 metai, kaip aš čia dirbu. Aš pradėjau mokslinę darbuotoją, samdomų darbuotojų. Tai labai norėčiau, kad universitetas rastų nišą, kad universitetas visgi turėtų kažkokią tai idėjų generuotojų grupę, komandą, kad universitete, ko gero, iš mokslinių mūsų padalinių ar dar pasitelkus, ką nors galėtų būti organizacijos vystymo centras, būtent centras ar nebūtinai centras materialiai, centras intelektualiai, idėjiškai, kaip universitetas turėtų vystytis. Iš tikrųjų, todėl kad parašyti teoretinės strategijas, kuriomis nesiremiama, tai vat ir kaip tik yra priešinga tas, kas yra projektuose. Nes projektuose yra projektinė idėja ir yra įgyvendinama. Žvelgiu į viską pozityviai, nes pozityviai ir visada studentus stengiasi įkvėpti, juokauti šiek tiek, nes esam labai rimti, labai susirūpinę. Aišku, ir pozityvistinio tokio požiūrio, nes visai tada neblogai gyventi gaunasi. Metų menininkas Arūnas Uogintas, menų fakulteto docentas, nominacijos laureatos skulptūrėlę padėjo lentynoje šalia kitų savo ir žmonos Redos apdovanojimų. Kažkada esam gavę ir kitų nominacijų su Reda. Irgi Gaubo skulptūrikė buvo miesta kažkokio tai menininkų, tai dabar tas sparnas yra irgi padėtas. Garbingoje vietoje. Garbingoje vietoje. Praėjusiais metais Arūno ir Redos Uogintų darbai pateko į tarptautinę Venecijos meno bienalę. Buvo pristatyti kuratoriaus Dariaus Mikšio projekte Už baltos uždangos. Ten nepaminėjau, kad tą bienalę dalyvavo ir kiti šiauliečiai, ir Regina Šulskytė, tai sakiau, ir Ichnevičius amžinatilsis, ir Stašankovas. Ir iš tikrųjų įdomu, kad baigė mūsų universitetą kai kurie žmonės ir atsakau, ribų siekimui kaip ir nėra. Ir tas irgi yra labai įdomu, nes kai buvau mažas, ar ten didesnis, ar mokyklai, vis tiek galvojau būti menininkas ir negalvojai, kad kažkaip net negalvojai, kad pakliūsi kažkokius didžiulius renginius. Aišku, svajoji apie kažkokius dalykus, bet o čia dabar, jau dabar 50 metų, kai pramastai savo gyvenimą, kad visiškai galim suprojektuoti tos norus. Jie realiai įsipildo. Lietuvos paviljonas Venecijoje apskritai buvo pažymėtas šiais metais. Aišku, yra subjektyvų tie apdovanojimai ir sprendžia komisijos, bet kaip buvo pabrėžta, ir aš dar mačiau YouTube interviu, kad, reiškia, apskritai Venecijos bienalėse, kaip teko ne kartą važiuoti, yra didžiuliai paviljonai, sėdi studentai, tu eini pats apžiūri ir nori paklausti, nori nepaklausti, o čia galbūt tas minkštumas, kad, reiškia, ateini į parodą ir yra, reiškia, tie žmonės, kuratoriai, kurie tau gali atnešti paveikslą, pašnekėti. Šiais laikais to šiltumą mes jau prarandam, ypač menuose, galbūt ir kitur. O tas pats ir teatre, mažai žmonės lipa į sceną duoti gėlių, aktorius kartais laukia po spektaklio, kad pasakytų kažkokį žodį gerą ar blogą. Tokie visi gyvenam kaip kino filme. Pasižiūrėjom kiną, paplojam ir išeinam. Ir va čia su tais menais, ir kada taip, reiškia, tie kuratoriai šalia tą meną parodo, jis gauna visai kitoks požiūris. Tai čia vat meninė kuratorystė iš tikrųjų yra puikiai, bet to vėlgi sakau, milijoniai buvo, reiškia, pinigai įdėti į Amerikos paviljoną su to apversto tanku. Rusija, ten kokia Italija, o čia maža lietuvėlė per tuos jau nepilnus 10 metų, daugiau tiesa, nuo 29, tai iš tikrųjų mes turim gerą tą skonį ir
Ir gerai, kad dar ir mes ten pasimaišome, tie patys ir Šiaulių, ir Šiaulių universiteto. Šiuo metu Arūnas Uogintas renka medžiagą knygai apie Šiaulių universiteto absolventus, menininkus. Čia yra įdomu ir turbūt ne vienam ir menotyrininkui, ar kokiam kultūrologui, ar antropologui dar tyrinėjimo sritis, kaip tas menininkas nukalamas. Ar užtenka talento, kiek ten reikia darbo ir kiek mokyklos to žinių. Kokia tu jauti misiją savo kaip dėstytojo čia dėstančio būsimiesiems menininkams? Po sovietiniais laikais mes galvom, kad reikia būti gerų menininkų, mokyti piešti ir atseit visi studentai privalo ten kažkokios, reiškia, pasiekti tos visokios užduotis. Ir aš atseit esu geras dailininkas, ar ten piešėjas, ar grafikas ir atseit lik ir užsidarau nuo visuomenės, bet dabar man atrodo, kad visiškai nepateisinu iš tų dėstytojų, kurie galvoja, kad jie neturi domėtis, reiškia, tai, kas vyksta pasaulyje. Man atrodo, dabar kaip tik yra tas, kad tu turi kiek žinai, reiškia, visko pasakyti ir jokių būdų neaiškinti, reiškia, savo kažkokios kategoriškos nuomonės, nors aš pakankamai kategoriškas esu, bet turiu omeny, aš galbūt kategoriškas tam esu, kad kuo daugiau pasižiūrėkime visokių stilių, nemurmėdami, nekranksėdami, ten patinka, nepatinka, ar aš tą moku, o paskui tie žmonės spręs, ką jiems pasirinkti. O šiaip vėlgi, kaip kažkada yra pasakęs toks Viktoras Liutkus menotyrininkas, Šiauliuose yra daug pakankamai gerų menininkų ir iš tikrųjų yra ir jie tikrai turi ką pasirinkti. Ieškojo savo laimę žemėje, bet laimės niekur nerado viršytai, greitai pavargo, kol man suskamba žodis Aleliuja. Ačiū, kad žiūrėjote. Susitiksime po 2 savaičių. Iki. Studentai, dėmesio! Kviečiame dalyvauti fotografijų konkurse Mano studijų miestas. Konkursą remia Orksita, Canon atstovas Lietuvoje.